Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šis sekmadienis bus džiaugsmo sekmadienis. Vadiname jį džiaugsmo, nes artinasi didžioji savaitė. Bet kodėl apskritai kalbame apie džiaugsmą? Iš pirmo žvilgsnio gavėnios nuotaika visai kita. Gavėnia yra laikas atsiversti. Suprasti, kad ne viskas mūsų gyvenime yra pagal Dievo planą, nes yra nuodėmė. Tai laikas atsibusti. Supratus savo trūkumus, visų pirma prašyti Dievo pagalbos, po to daryti, kas mūsų galioje, kad tai išrautume su šaknimis, tą savo nuodėmę ydas. Tad gavėnia metas pripažinti, kad ir mumise yra blogio, metas sutelkti jėgas, kovoti. Be abejo, visa tai svarbu. Ir bet kuriuo atveju džiaugsmas mums siejasi turbūt su kuo kita. Ir vis dėlto, ne tik šis sekmadienis, bet visas krikščionio gyvenimas yra tiesiog permirkęs džiaugsme. Ir tai svarbu prisiminti net ir per gavėnią, o galbūt ypač per gavėnią. Būtent tuo džiaugsmo svarba padeda įsitikinti šio sekmadienio evangeliją. Mūsų džiaugsmo pagrindas – Dievo meilė. Kokia yra Dievo meilė? Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Tuo įsitikiname, žvelgdami į Jėzų ant kryžiaus. Vienas bičiulis kunigas kartą tarnavo vienoje bažnyčioje, Ispanijoje, Granados mieste. Ten apsilankė pora merginų. Jos buvo seserys, kilusios iš Maroko, musulmoniškos šalies. Jos buvo apie 20 metų, regis, priklausė pasiturinčiai šeimai. Jos priėjo prie to kunigo ir paklausė: "Pastebėjome, kad jūsų pranašas," taip jos kalbėjo apie Jėzų, "kodėl jūsų pranašas visur vaizduojamas išrengtas ir nukryžiuotas? Ir tokių atvaizdų labai daug. Kodėl taip darote?" Tai labai geras klausimas. Katalikiškose šalise, taip pat ir Lietuvoje, esame įpratę žvelgti į nukryžiuotojo Jėzaus atvaizdus, į kryželius. Mūsų kultūroje kryžius tarsi pakeitė prasmę. Kryžius savo tikslu buvo mirties įrankis. Pažymėtina žiaurios mirties įrankis. Štai Jėzaus rankose, kojose, šone yra 5 žaizdos. Jis pats ant kryžiaus matomas išrinktas, nuogas. Tokioje padėtyje, sužalotas, įsekęs. Išrinktas, jis yra iškeltas ir rodomas visiems susirinkusiems žmonėms. Galbūt taip įpratome žvelgti į nukryžiuotąjį, kad viso to nebepastebime. Reikia sustoti ir susimastyti, kad tai suvoktume. Net jeigu ir akivaizdu, kad kryžius siejasi su skausminga ir gėdinga mirtimi. Tam kunigui irgi reikėjo akimirkos sustojimo, kad rastų, ką atsakyti į netikėtą klausimą, kurį uždavė musulmonė mergina. Ir jis atsakė: nes Jėzaus kančia ant kryžiaus yra ženklas, kaip labai Dievas myli kiekvieną žmogų. Galbūt mums netgi ir tai nuskambėtų kaip kažkas girdėto, bet merginas tai sukrėtė. Niekada nesu girdėjusi tokio dalyko, atsiliepė viena iš jų, susimąsčiusi, su nuostaba ir pasigėrėjimu. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Toliau skaitame Evangelijoje. Jeigu susimąstome apie Jėzaus kančią, jeigu pabandome įsivaizduoti save, arba savo brolį, seserį, draugą, tokioje situacijoje, galbūt nustebsime, kad tai reiškia Dievo meilę.
Kartais Jėzaus kančia suprantama iškreiptai ir neteisingai. Viena iškreipta asketizmo srovė rašė: Šventasis Chosė Marija viešpatie ant kryžiaus vaizduoja įsiutusį bei maištaujantį. Persikreipęs jo kūnas, regis, grasina žmonėms: Jūs mane sunaikinote, bet aš jums viesiu atgal savo vinis, kryžių ir erškėčius. Tokie žmonės nepažįsta Kristaus dvasios. Jis iškentėjo visą, ką galėjo, o būdamas Dievas jis galėjo tiek daug, bet jo meilė buvo didesnė nei kančia. Ir po mirties jis sutiko, kad Jėzus jam atvertų kitą žaizdą, idant tu ir aš rastume prieglobstį prie jo mylimiausiosios širdies. Kryžius tapo meilės ženklu. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Taip kalbėjo pats Jėzus. Taip skaitome šio sekmadienio Evangelijoje. Šiuos žodžius ir visa kita, ką Jėzus sako šio sekmadienio Evangelijoje, jis sako per susitikimą su Nikodemu, žydų rabinu, įtakingu, senyvu veikėju, kuris bijojo pasirodyti susidomėjęs Jėzaus asmeniu, bijojo prarasti savo statusą, pažintis, būti atstumtas. Todėl susitinka su Jėzumi nakčia, niekam nematant. Toks yra Jėzaus žodžių kontekstas. Jėzus kalba apie tai, kas Nikodemui, puikiai išmanančiam šventąjį raštą, buvo puikiai pažįstama. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Nikodemas žinojo, kad Mozė, vesdamas išrinktąją tautą per dykumą, kai juos užpuolė nuodingos gyvatės, iškėlė varinį žaltį ir visi į tą žaltį pažvelgę pagijo. Ir tąsyk naktį Jėzus įspėja, kad tas pats turės nutikti ir jam, Jėzui. Nikodemas išklauso Jėzaus žodžius, svarsto jo savo širdyje, bet niekaip nepasiryžta sekti paskui Jėzų. Bet jis prisiminė tuos žodžius tą valandą, kai Jėzus buvo kankintas ir numirė, būtent iškeltas ant kryžiaus. Būtent tą valandą, skaitome Evangelijoje, Nikodemas pasiryžta sekti Jėzumi. Jis atvyksta prie kryžiaus, kai nuimamas Jėzaus kūnas, kad jį palaidotų. Būtent tą valandą jis išdrįsta. Kodėl? Kasgi atsitiko? Jeigu Nikodemas bijojo tuo metu, kai į Jėzų buvo dar tik kreivai žvelgiama, kaip jis drįsta rodytis tada, kai Jėzus tiesiog nužudomas kai kurių Nikodemo kolegų pritarimu ir paskatinimu? Nikodemas įsitikino Dievo meilę. Jis galvojo, viskas vyksta būtent taip, kaip Jėzus sakė. Jie jį nužudė, galvojo, kad atsikratys, bet taip išsipildė Dievo planas, būtent taip esame išgelbėti. Suvokti, kaip Dievas myli pasaulį, kaip sakė Jėzus, regis pačią juodžiausią valandą, pačiam Nikodemui suteikė drąsos. Mes taip pat girdime Jėzus priminimą, kaip Dievas pamilo pasaulį, taip, kad atidavė savo sūnų Jėzų Kristų, kad pasaulis būtų išgelbėtas, ne tam, kad būtų pasmerktas. Su tokiu nusiteikimu ir mes galime būti drąsūs bei su pasitikėjimu gyventi gyvenimą, su visais džiaugsmais ir sunkumais, su pajutimu, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, tai yra mums, kurie stengiamės būti jo draugai, kurie meldžiamės. Kai apmąstome Jėzaus slėpinį, kai jį išgyvename per šventąsias mišias, prieiname išpažinties, priimame Eucharistiją, pats Dievas stiprina šį įsitikinimą, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Taip patys galime dalintis džiaugsmu su savo artimaisiais. Kai patiriame vieną kitą sunkumą, būtent tada galime įsitikinti, koks tikras ir gilus Dievo vaiko džiaugsmas. Yra daug to apraiškų. Šypsotis pavargus, priimti nesėkmę su humoro jausmu,
pokalbiuose vengti perdėtai pabrėžti liūdnus dalykus. Kiekvieną akimirką džiaugtis tuo, kas gera. Nesiskųsti, jei kūdikis visą gerklę prabunda naktį. Mėgautis draugija, gyventi gyvenimą kaip susitikimo metą. Atrasti tą gilųjį džiaugsmą. Tai mūsų būdas mylėti savo artimuosius Dievo meilę.